tikriausiai privalau paaiškinti, kas tas yra Dusių dainos, nes kaip ir buvo skelbta, kad tai yra mano albumo pavadinimas, kuris buvo išleistas 2014 metais. Istorija tokia, labai trumpai paaiškinsiu, labai gal neįsiplėsiu. Esmė buvo tokia, kad lygiagrečiai be tapybos, be amatų, kuriuos darau jau paskutinius 8 metus, tai 2014 metais su tokio draugo pagalba nusprendėm įrašyti tokį albumą, kurį po to tik tai įvardijau, kad tai yra Dusių dainos. Ir daugeliui lieka neaišku, tiesiog vabalas kažkoks ropoja ant albumo. Tai vis dėlto dėl ko? Dėl to, kad mano grojimas susidėjo per paskutinę repeticiją, kuri truko 48 metus, susidėjo iš įvairių dalykų. Iš įvairių. Aš grojau ir etnografinę muziką, ir liaudišką, ir kažkokie dainavimai buvo įvairūs. Ir tiesiog kažkur tai lygiagrečiai vis kūrėsi kažkokios melodijos, kažkokios emocinės artikuliacijos, kurios netilpo į kažkokį įvardijimą, kas tai yra, kaip tai galima būtų apibūdinti. Čia ar tai kažkas, kaip dabar labai populiaru kalbėti, meditacija, ar tai šamanizmas, ar tai da kažkas. Tai iškilo toks vaizdinys, kada įrašiau tą kompaktą, reikėjo jį vizualizuoti ir tiesiog įvardinti. Tai Dusios vabalas man iškilo dėl to, kad vaikystėje be galo mes, būdami, sakykime, paaugliai, ten 10 metų, tvenkiniuose kaime žaisdavom su tais vabalais. Ir jie kažkaip tai labai tokie, man pasirodė kaip mieli, paprasčiausiai. Ir po to pagalvojau, o kodėlgi neįvardijus tai, kad jie tarpusavį lygiai taip pat turi emocijas ir dainuoja, ir kalba, ir bendrauna, ir pyksta, ir panašiai, kaip ir visi gyviai. Tai vaizdinys sietas su vaikystė. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Dusios tarpusavį dainuoja, taip kaip aš dabar padainuosiu. Sartum bangų, supas mano siela, čia aš išeinu ir vėl grįžtu vienas. Sartum bangų, supas mano siela, čia aš išeinu ir vėl grįžtu vienas. Palinkėsiu jums savęs
kas dugnu plaukia, dusė ir ne viena. Įsivaizduoti, niekados beveik negaliu pagroti dainos lygiai taip pat, kaip norėsim šitą grojau. Vis eigoje dainos nei tai aš stengiuosi, nei aš taip, bet kažkaip gaunas vis kitaip. Nes lygiai tas pats ir šitas albumas, kai aš važiavau įrašyti, aš tiesiog žinau, kad aš grosiu, bet nežinau, ką grosiu, tai praktiškai 30% yra tik tai kažkokie tai numatyti rėmai, o visa kita buvo grynai improvizacija. Tai pabandysime ir toliau, kaip gyventi su tą muziką, kurią aš įsivaizduoju. Nu, aš po to pagrosiu, aš ir visai suprantama ir kitokio plano. Tada labas rytas, žvelgiu į dangų, gilin, gilin, ir maudaus ore. Gal dūstu ten, o gal gyvenu aš ne ten. Praskris drugelis pro ryto rasos lašą, jis nieko, nei lašo neprašo, tik žino vieną, kad baigsis šitą dieną, rytoj